Važiavom, neparodžiau, nusipirkom padangėlės, Ilūnai ZRS antri, nauji, priekį, viską, suprantagi. Turim 16 varžybom, bandysim su 16, dvi skirtingos padangos, Ilūnas ZRS, du komplektas, čia neatsimenu kas per, bet sakė irgi pasibandyti. Pabandysim šitas, nusipirkom, susimontavom. Važiuojam į čionais, vyrukas žino, ką daro. Apsilankykit, paprašykit, padės balansuos, sumontuos, oro dapus, dar kažką. Man atrodo, tvyrina ratus, jeigu reikia lyginti, nežinau ar lygina, pasidomėsit. Adresas šitą vietą nuo pagrindinio kelio labai puikiai matosi, Fabriko gatvė 5A. Vesit vyrukus, kreipkitės. Tiesiukas būna direktoriai patys čia, galit čia kreiptis užeit arba tiesiai pas vyrukus. Žodžiu, dar aš vieną turim darbų. Sudėti biškį su matmeniu prašoviau. Labai masyviai atrodo ta padanga ant mašinos. Pakelt teko centimetrų šikną. Priekiniai ratai užsidėjau čia. Kiti ratai susimontavo, guli jau pasiruošę. Dar dirbdami radom, prisiminiau, teisingiau neradom, kad Madžiūnų treniruotė biškį buvo į pabaigą treniruotės pradėjęs drebėti vairas, full lock'e beveik. Pasitikrinom, radom vairo traukės mirusias, traukės, neangalius, vieną traukę mirus visiškai. Tai skubos tvarka vakar skambutis be 5 fainiam vyrukam į Ukmergę, baltas kampas. Auto detalėm prekiauja vyrukai labai faini. Staigiai užsakė, šiandien gavo, šiandien ir aš gavau atsiuntį iš karto, kol dirbau, atvažiavo siuntinukas, pakuosim, dėsim naujus, vairo traukės naujas, vairo traukių angalius naujus, abiem pusėm ir toj važiuosim į suvedimą. Tai va kaip tik šiandien reikia skubos tvarka pasikeisti, atsargai po komplektas vairo traukių, tiesiog du vienetai turėti su savim, būna linksta, būna įvykių. Angalys kaip ir jam gal nieko neatsitiks. Jeigu gerai atsimenu, tai gal Meilės ar Meilės HD rekomendavo, tai bandysim to susidėti. Tai bandom dabar pasikeisti, neiškept, nes lauke ten už to tarpo kosminė temperatūra, mašina rodo 36. Tai žodžiu, bandom kažkaip garažę biškį vėsiau, darbas iš duobės, pasidarom šitus darbus. Ir važiuosim ilsėtis, rytoj važiuosim į suvedimą, pasidarom suvedimą, pasikrovimas, išvažiuoti į Driftiškės, man atrodo 7 val. Atsidaro vartai, tai kaip ir būtų gerai būti ten ant 7, po 7 kažkiek, kaip pirmą kartą nieks neaišku, nei kur ten, kaip ten ką, tik tais matęs kaip žiūrovas, tai bandom, einam dirbti, nesigauna daug nieko nufilmuoti, informatyviai ir kažką tais, bet mes nesuprantam. Detalės, mašina, reiškia detalė, turi atsidurti mašinų. Viskas kaip ir paprastai skamba. Einam dirbti. Deitai. Pasidarė viskas. Kaip viskas, ne viskas angaliai nepasikeitė, todėl nes reikia nedaryti tokios klaidos, kaip aš mėgstu padaryti, skubiai ką nors darydamas. Prašau pasakyti, kad sukimas tai krekždinis, tai vairo traukės angalys turi būti irgi krekždės, o ne kem6, pas jos skiriasi pirštai, pas krekždė plonesnis pirštas, stebuliai įsidedantis, o pas kem6 stambesnis. Tai kadangi angaliai dar gyvi, tikrai pakankamai stipriai gyvi, palikom ramybei. Reikės gal pabandyti per rytojų gauti, kad turėtų atsargoje, jeigu pradėtų klibėti arba kažkas atsitiktų. Susirinko, žodžiu. Atvykome į suvedimą, daromės dabar. Padarys vyrukas mums suvedimą, kažkokį gal piktesnį, rimtesnį, palei tai kaip reikia.
Ir lėksim ruoštis, krautis daiktus. Tai va, dabar darom pasirašymą, nu realiai jau pasirašymą kaip ir baigiam. Sikrovėm bagažinę visus ratus, tai yra ir ratai, benzinas, įrankių, kažkokių tais, nežinau, ruošiuosi, taip sakant, visada, kiek įmanoma daugiau, kad bet kokiai situacijai atsitikus turėti visus įrankius, gal per daug, bet sakykime, jeigu kažkam kažką reikia padėti, peiliuko, dar ko nors plaktuko, visada turiu, dar kuvaldą reikia įsidėti. Einam prie mašinos, mašina irgi pilnai kaip ir paruošta, po suvedimo ką tik grįžom, pasidarėm viską. Viskas pasidarė, mes nuotrauką kokį pasidarėm suvedimą, demo versiją, sakykime. Pirmajam kartui pasitestuot, kaip viskas dirba. Salonas irgi pilnai paruoštas, įsėmėm keleivio sėdynę. Gali operatorius parodyti, kad nevažiuot su bereikalingų svorių. Tai įsėmėm keleivio sėdynę, mažiau svorių. Įsirankiojom iš salono visas šiukšlės, visas smulkmenas, kad neliktų jokių mažų detalių. Šiaip kažkokių tais dalykėlių, kas gali kažkur skraidyti, gulėti ir panašiai. Mašina kaip ir pilnai paruošta. Bažas antras irgi pilnai paruoštas, viskas sukrauta. Kaip ir viskas. Labas rytas. Be 10:05. Gerbent visus mano kaimynus sakau, prašom, kol startas. Atvykome į vietą, po 8:05 viskas susiruošėm, mašiną apsivalėm, lipdukus įsiklijom. Techninė komisija praėjo, tvarkingas. Gavom pastebėjimus, susitvarkėm, viskas kaip ir gerai. Pilnai pasiruošę, ratus jau susidėjom. Pradžiai bandysim tokias padangėlės. Laukiam dabar briefingo pirmojo, paskui lauksim treniruočių. Kaip ir viskas aišku. Kaip minėjau, mašiną jo nusivaliau, pasiruošiau. Viskas vietoj, viskas tvarkinga, gražu, švaru. Dar eisim toj tepaliuką, pasitikrinsim normą. Visgi savo chodą atvažiuoti 2 valandas kelio, 150 gal kilometrų. Reikia pasižiūrėti, nepamirštam pačių geriausių tepaliukų Petrono. Tam kartui tiek. Duosim žinoti iš vėliau šiek tiek. Važiavom realiai pirmą treniruočių sesiją. Sekės visai neblogai. Mašina daro beveik dalykus tokius, kokius norėčiau daryti. Pradėjom su 4 barais padangose, mažinom iki 3, nes buvo nesąmoningi važiavimai. Realiai ratus ir nieko daugiau, nei greitėjai, nei lėtėjai. Pastebėjom, ką reikia sutvarkyti sekantiem važiavimam, tai yra diržus. Saktis gaunasi kažkur šitoj vietoj ir retkarčiais įsiremia į kaulą, tai patirties neturėjimas, dabar jau žinom, kaip pasidarysim. Panomas laiko gerai, mašina laiko gerai, važiavimai po truputį gerėja, kažkokių pastabų su kažko pasitari, gauni, ką reikia daryti. Loju rankinį be reikalo. Rankinio vaikai nenaudokit taip, kaip aš naudoju, negalima. Tam sykiui turbūt tiek, susimatysim arba per antrą treniruočių sesiją važiavimuose, arba jau po. Turim tokį vaizdelį, turėjom dėl užsikampinimo biškį pasibučiavimo lengva, bet šiaip viskas tvarkoje.
nuvažiavom pirmą kvalifikacijos runą, gavom 53 taškus, važiavimas gal ir nebuvo labai sklandus ir tinkamas, važiuosim dabar antrą, stovime eilėj, laukiame, suvažiuosim antrą kvalifikacijos važiavimą ir galimai reikės pakotis namo. Gan stiprus varžovai, aišku daug nulių, bet pabandom parodyti, ką mokam geriausiai. Nusiteikimas nėra kažką laimėti ir panašiai, norėjosi pamatyti, kaip šitą duoną valgoma iš vidaus. Tai va, tam kartui tiek, laukiam savo eilės ir po antro kvalifikacijos važiavimo pranešim, kaip sekėsi. Tai va, grįžome po antro kvalifikacijos važiavimo. Mašina beveik sveika, beveik tvarkinga, apart vieno bučko ir pabuvimo už trasos ribų. Važiavimai sau, šiaip sau. Pirmam kartui daug nieko nedėjom vilčių ir nesitikėjom nieko blatno. Antras kvalifikacijos važiavimas įvertintas 47 balais. Vaizdo medžiaga atitinka balai, viskas atitinka, sugebėjimai taip pat atitinka. Šiandien pabaigiam ties iškritimu iš kvalifikacijos, top 3-2 nepapuolam, tarp tiek dalyvių pakankamai sunku. Mašina atlaikė ko puikiausiai, operatorius priekit. Tepaliukas atidirbo ko puikiausiai, variklis nepasakė jokio nusiskandimo, lygis toks buvo padarytas pradžiai, toks ir liko, viskas va. Ir tariam važiavimo pabaigai, ačiū mūsų kolegom, draugam, Petronui už suteiktą galimybę naudoti jų tepalą, geros aukštos kokybės, taip pat M2D autoservisui už sumontuotas padangas, kad prisidėjo, tiki šią idėją. Ačiū jiems, rekomenduoju, vyrukai žino, ką daro, dirba gerai. Ir ačiū be abejo visiems draugam ir visiems kitiem, kas mane palaiko. Labai didelis ačiū nuo širdies. Tai va, grįžome namo, šiek tiek anksčiau nei planavome. Norėjome likti ten, pasižiūrėti rytojaus porinius ryto ir tuo pačiu semi-pro treniruotę kartu su kvalifikacija bei poriniais važiavimais. Buvom užsisakę nakvynę, bet ar čia dievulis taip gerai davė, ar čia kas, bet paskambino iš viešbučio, pasakė, kad neturi laisvų vietų, įvyko klaida, negali priimti, sakau, viskas yra vo, nes nusikalėm iki galo, norim šiandien namo, grąžinkit pinigus ir viskas bus puikiai, jokių priekaištų. Taip ir sutarėm, grįžom pusę 11. Atrodo, palei laikrodį. Einame krautis daiktus iš antro automobilio, kur sukrauti visi daiktai, statom šitą aparatą į garažą.